Ši diena. Smagu jausti, kad nakvoji pas savo nuosavus vaikus, kad jie yra, kad yra ryšys su jais. Smagu eiti per pusę Vilniaus ir žinoti, kad prie Neries stapteli, pasveikini profesorę Viktoriją Pakerienę su profesorių diena. Taip emocingai nusiteikęs, žiūrėdamas rudenėjančius klevus, žingsniuoti į Antakalnio 31, suprasti, kad yra dialogas, kur daugybę metų buvo ir traukos centru, ir refleksijų postumiu. O tada, kai emocingai taip nusiteikė, pamastai, ar yra bent šiokios tokios išminties, kurią galėtum pasidalinti su savo kolegomis, kuriems irgi norisi patirti tą pojūtį. Manyčiau, kad yra 3 svarbus dalykai, kuriuos aš nuolatos tikrindavau kaip mokytojas ir kaip apskritai žmogus. Nebūtinai visą laiką sėkmingai. Kažkada studijų metais pasakojo mums, kad buvo filosofas gal Seneka, gal Sokratas, jis eina per turgų ir aiškina, koks aš laimingas. Čia yra tiek daug daiktų, o man jų nereikia. Ir aš nuolatos tikrindavau šitą. Galbūt dabar, artėdamas į 60-metį, pradedu galvoti, kad gal šiek tiek darausi panašus į tą filosofą, kad man lyg iš tikrųjų daugybės dalykų nereikia. Bet, kai maliesi mokyklos malūne, užmiršti tą gražią tiesą. Antras dalykas, kuriuo norėčiau pasidžiaugti šiandien, tai yra, jeigu, pavyzdžiui, tave kažkas įžeidžia, jeigu kitą žmogų niekina ir grįžti vakare toks lyg ir apspjaudytas, nelaimingas, tai tuomet imi ir pasidžiaugi, bet kokia laimė, kad aš nebuvau toks kaip jie, kad aš galėjau elgtis kitaip, man visą laiką yra ta teisė paliekama. Trečias dalykas, apie kurį dažnai mąstau ir kurį tikrinu savo gyvenimu, tai mokėti stebėti ir stebėtis. Išeidavau iš savo Paukšteliškių vienkiemio ir daug dalykų matydavau ir man rūpėdavo patikrinti, ar grožinė literatūrai taip pat vaizduojama, arba atvirkščiai, jeigu aš mokėčiau rašyti ar mokėčiau aprašyti. Man visą laiką atrodo, jeigu aš pats arba mes, mokytojai, neužmirštume to žavesio stebėtis, tai mes artėtumėm prie tos tiesos, kurią tik vaikai pajaučia. Ir galbūt tada mokiniam būtumėm irgi mielesni su šitą savo tiesą, ir amžinąją, ir atrandama čia ir dabar. Mėly kolegos, labai žavinga yra ši diena, labai šviesu yra mąstyti apie tai, kad nesam mes visą laiką niurzgliai mokytojai, kad žavesio mūsų profesijoje pakankamai daug, kad mes esame labai gražus. Džiaugiuosi, kad jūs esate, džiaugiuosi, kad yra Antakalnio 31 ir kur čia galima mums kaip įžymybėms, kaip mokytojams filmuotis. Ačiū Jums. Dialogas. Tai svarbi informacija. Skirtingos nuomonės. Provokuojančios įžvalgos. Dialogas visada geriau negu monologas. Skaitykite švietimo savaitraštį Dialogas.